Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Sveiki gyvi ir laimingi TV3 žiūrovai. Aš dažniausiai irgi esu laimingas, bet šiandien esu kaip niekad pakylėtos nuotaikos, nes linkėjimus perduodu iš IKEA įsikūrusios Klaipėdoje. Taip, tai yra žemė, kurią skalauja marios, Baltijos jūros bangos, ošia vėjas ir dažnai būna saulė. Ir man ši komandiruotė yra tarsi mažosios atostogos. Aš esu įsitikinęs, kad profesionalių IKEA's dizainerių pagalba galima sukurti namus tokius, kuriuose jaustumėtės tarsi atostogose. Pristatau jums Dominiką ir Emą. Labas, damos. Sveiki, gal Martai. Kaip gyvuojat? Gerai. Gerai. Merginos, ką mes šiandien aplankysim? Šiandien mes aplankysim Neringą, 3 vaikų mamą. Kuo mes ją pradžiuginsim, jos šeimą? Jai reikia svetainės, kuriai būtų ir miegamojo zona, nes Neringa iki šiol vis dar miega ant sofos. Kas neakimirka tas naujiena, tai kaip fain, kad mes esame jau nemaža komanda ir padėsime įrengti tokią erdvę, kurioje bus gera ir ilsėtis, gera ir gyventi, gera ir tiesiog gera būti. Gera būti, bet mums dar reikia daug darbo padaryti. Gerai, bet darysime lengvai ir neskubėdami. Važiuojam pas Neringą. Važiuojam. Keliaujam susipažinti su klaipėdiete Neringa. Neringa, laba diena. Sveiki. Jūs esate Klaipėdos Neringa, ne? Taip, Klaipėdos Neringa. Va, čia yra Dominika ir Ema. Sveiki. Malonu. Man su jom saugiau, nes objektas reikalauja daug pokyčių. Tikrai taip. Tai plačiau apie tai, kaip gyvenate, galim prisėsti, aš jūs kviečiu prie stalo. Neringa. Čia šitoje erdvėje, kur mes sukursime svetainę ir miegamąją dalį, taip. Vat, čia pas jūs gyvena ir Rugilė, ir Liutauras, ir dar 3 vaikas, ne? Ir matau, mano turtas parašyta, čia labiau vaikai dominuoja šitam kambaryje, čia yra jų valdos. Kaip iš vis pas jūs įsidėsto didelės šeimos, jūs, atsiprašau, viena? Su vaikais, ne? Taip, vienas su vaikais. Vyras gyvs, sveikas. Vyras savo keliais. Savo keliais? Gerai, bet jūsų kelyje mes pasitaikėm, ne? Ir sukursime gražią čia erdvę. Netaip seniai pažįstame, bet matas, sakysi, tiek daug kantrybės pas jūs yra ir tiek pozityvumo, jūs labai gražiai šypsotės. Ačiū. Kantrybės tai turi tikrai. Jūs kuo dirbate? Aš dirbu Lietuvos Raudonajam kryžiuje, savanorių koordinatorė. Šnekam, bendraujam, aiškinamės kokia situacija, kas jums atsitiko, stengiamės padėti. Neringa, kažkaip iš karto tokią meilę ir pagarbą jaučiu jums, tokią atliekant misiją. Raudonas kryžius, jisgi nuo seno tarnauja žmonijai ir padeda žmonėm. Vat, kokia jūsų dienos rutina, kaip jinai atrodo? Darbo diena. Ateinu į darbą 8 valandą. O vaikai? Savarankiški jau? Vaikai jau ryte, jeigu darbo diena, tai darbo diena. Jeigu mano rutina, tai galiu pasakoti nuo pradžių. Tai jūsų rutina turbūt irgi 6 metų dukrytė Rugilė. Taip. Reikia prikelti, reikia aprengti, reikia pamaitinti. Prikelti. Žadintuvas nuskamba 6:30, kol prisikeliam jau 7 būna, susišukuojam, apsirengiam, apsiprausiam, keliaujam į darželį. Po to vaikai patys į mokyklą nueina, tada į darbą. Po darbo į būrelį ir... Jūs į būrelius jas vedžioja? Jo, į būrelius nuvežu ir 7:30 jau būnam namuose. Aha, ir kas tada namie? Ir tada namuose prasideda vakarienė, triukšmas, namų darbai. Nu, o kokius smagių dienos akimirkų galėtumėte papasakoti? Vis tiek būna mieliausias akimirkos darbo dienos eigoje. Tai kad man apskritai mieliausia, kad aš prabundu jau. Prabundu, pasisveikinu su vaikais, jau džiaugiuosi. O hobį turit, kaip atsipalaiduojat? Maistą gaminant vaikam atsipalaiduojat? Ne, maistą gaminant nelabai. Dažnai šiaip, tiesą sakant, ir užsisakom to maisto, nes netelpam į parą jau, kad pasigaminti. Hobių turiu, tai yra mano hobis rankdarbiai, neriu žaisliukus, tas labai patinka. Dar kartais knygą paskaitau. Ar šiai dienai daug žaisliukų turit?
nunėrusi? Nepabaigtų. Turiu, nemažai. Man poreikiai viskas aišku, labai įdomu, daugiau norėčiau išklausinėti, bet reikia kibti prie darbų. Damas, dabar kokie poreikiai Neringos šiame plote, jūs ir tai papasakosite, ne? Taip. Gerai. Tikrai taip. Šiame etape svarbiausia išsiaiškinti visus Neringos poreikius, kad sukurtume tokią svetainę, kurioje ji jaustųsi kaip atostogose. Ko jums norėtųsi? Kas šitoje erdvėje, kas jumis labiausiai erzina ir ką norit pakeisti? Noriu lovos. Norit lovos? Noriu lovos, kad galėčiau išsimiegoti. O šiaip, kas erzina, tai tos atviros visos lentynos. Jau Norit tikrai paslėpti erzina. viską. Jo, jau norėtųsi. Nes daiktų, kaip matau, turi daug. Daug. Reikia, nereikia, bet yra daiktų. Gerai. Tai iš to, kas čia nėra, tai kad norėtumėt, kad atsirastų lova, ne? Taip. Ar jums reikalingas čia valgomojo stalas? Ne, jisai čia nereikalingas, jisai man visiškai čia nepasiteisino, daugiau tiesiog sukrauti vaikų daiktai ir knygos. Bet jūs dirbat kartais iš namų? Taip, aš kartais iš namų. O kur dažniausiai kompiuterį pasistatot? Ant lovos atsisėdu ir kompiuteris ant dėklo būna. Tai jeigu būtų galimybė įrengti kažkokią bent mažą prisėdimui vietą dirbti, būtų patogu. Taip, patogu, labai faina būtų. Ar jums reikalinga čia drabužių laikymo vieta, nes matau, turite didelę spintą, tai jūs čia laikote ir savo drabužius, taip? Taip, spinta tikrai reikalinga, nes čia yra drabužiai ir mano, ir vaikų. Tai visą laiką jūs leidžiate čia? Čia. Visas mūsų gyvenimas verda čia. Man dar svarbu, apie miegą norėčiau paklausti, tai labai svarbu yra pailsėti gerai. Kaip jums labiau patinka miegoti ant šono, nugaros, ant pilvo? Kokia pagalba patinka, kietesnė, minkštesnė? Šiaip mėgstu miegoti dažniausiai ant pilvo, bet ir ant šono. Pagalvė tai minkšta, patalai minkšti, purus turi būti, kad miegočiau kaip ant debesies. Ar šalta čia pas jūs būna žiemos metu? O šiaip jeigu vėjas iš tos pusės tikrai vėsu būna. Tai norėtųsi, kad kuo šiltesnė būtų antklodė. Tikrai taip, mėgstu šilumą. Kaip supratom, jums labai svarbu yra daiktų pasidėjimas, drabužių laikymas, labai svarbu išsimiegoti ir darbo vieta patogi. Taip, tikrai taip. Tai manau tada, kaip ir viskas aišku, mes galim pradėti darbuotis ir bandyti viską įgyvendinti, kad džiugintų tiek jūs, tiek mus. Tai faina, labai lauksiu. Neringa, mes ilgai netrūksime. Su komanda profesionalių dizainerių mūsų yra kur kas daugiau. Lengva ranka paruošėme visą planą ir savaitės netrūksim. Viskas čia pasikeis, grįžti kaip į rojų. Pasimatysime lygiai po reklaminės pertraukėlės, jau pilnom sąstate. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Klaipėdos ofisas, dizaineriai, profesionalai, ponai ir ponios, gerbimi jūrų krašto gyventojai. Turime nuostabią misiją. Senamiesčio širdyje gyvena šeima Neringa kartu su 3 vaikais. Rūpinasi ne tik savo atžalom, bet ir kitų žmonių gerovė Raudonas kryžius. Mes turim šitoje erdvėje sutalpinti miegamojo ir svetainio zonas, nes čia miega mama, jai reikalinga yra miegamojo vieta. Taip pat čia turi tilpti ir tiek mamos, tiek vaikų rūbai ir be abejo kiti daiktai, nes kaip matos, čia yra didelis chaosas, daug atvirų lentynų, bet tuo pačiu mažai vietos daiktam. Ir turim dar vieną didelį iššūkį, tai yra senamiesčio aukštos lubos. Tai mums reikės pritaikyti savo turimas sistemas, kad išnaudot kuo daugiau centimetrų viso to ploto, kad būtų įmanoma paslėpti kuo daugiau daiktų. Gal pavyktų rasti vietos ir lovai, vietoj sofos, vis tiek mama miega kiekvieną vakarą, tai reikėtų patogiai kažką. Mes kalbėjom su Neringa ir sakė, kad labai norėtų, nes vis tiek kenčia sveikata ant tos sofos miego. Taip. Iššūkiai aiškus. Jau galime kambario erdvę išdėstyti zonomis. Lovą galėtumėm statyti šitoj vietoj, tuomet galėtumėm sofą statyti šitoj vietoj. Tik reikėtų pagalvoti apie atskirimą šių dviejų baldų.
turėtų atsirasti TV zona, tai manau reikėtų Tiesiog išnaudoti visą šitą sieną. Visam daiktų susidėjimui, kad išnaudoti kiekvieną kampą. Taip pat minėjot, lubos labai aukštos, gal galima būtų kažkokią sistemą sugalvoti, kad išnaudoti tą lubų aukštį. Mes turim atsirinkę kelis pavyzdžius, apie ką galvojam, gal bendrai pabandykim aptarti pliusus minusus, kad atsirinkti. Tai dėl atskirimo lovos su sofa galvojam gal statyti mūsų turimą Kalak šeimą. Tai būtų atvira lentyna, kuri taip pat turėtų vietos pasidėjimui. Bet viena problema, kad nėra didelio aukščio tos lentynos, didžiausia, man atrodo, 1,82 m, jeigu neklystu, tai mes dar labai daug, realiai beveik metrą turim virš jos, kur nepasinaudoja jisai. O šita lentyna labai įspūdingai neatsiriamė į lubas, matos, kad aukštis reguliuojamas. Kas čia? Čia yra Alvarli šeima. Tai kalbant apie šitą lentyną, kurią Leonardas pastebėjo, tai mes turim šitą šeimą ir galvojam, kad labai puikiai išnaudotume aukštį, nes jinai prisitaiko prie lubų iki virš 3 metrų, man atrodo 3,50 m, jei neklystu. Tai būtų gal puikus sprendimas ir plius turėtume vietos pasidėti daiktam, kurios trūksta. Taip pat lengviau šviesa praeitų pro tarpus, sėdint ar ant sofos ar kitai daliai kambario. Tokia žaisminga lentyna gaunasi, gal ir vaikam patiktų. Einant toliau dėl sofos. Pirma mintis buvo apie Landskroną, nes ji turi ir miegamoji funkcija, kas mums yra svarbu. Bet susidūrėm su ta problema, kad labai spalvų pasirinkimas ribotas, nes mūsų dalyvė minėjo Neringa, kad nori žemiškų šviesių spalvų, o Landskronai yra žalia ir pilka. Dar galvojam apie šitą sofą Vrestorp. Jos užvalkalai nusiema, būtų patogu gal plauti, prižiūrėti, bet biškutį bijom, kad stilistiškai mums ne. Taip, iš stilistiško stiliaus nelabai, manau, tiks tokiam Mes labiau kambariui. norėtume eiti link modernaus, skandinaviško modernaus, tai mums jinai netinka. Ir tada trečias variantas turim Barslau. Naujieną ir pliusas tas, kad yra atsparus audinys skysčiams. Lengvai valosi. Ir turi miegamoją funkciją. Jinai įsilanksto, ar ten dar ir daiktadėžė yra? Taip, yra ir daiktadėžė, kas taipogi yra labai. Šita sofa yra šviesesnė negu prieš tai rodyta ir tas atitiktų Neringos norimą stilių. Vėliau dizaineriai rinkosi spintas, stalus, tekstilės elementus, tarėsi dėl fasadų spalvų ir kitų būtinų kambario atributų. Galiausiai visiems pavyko susitarti. Atėjo laikas apžvelgti galutinį kambario interjero planą. Tai kaip ir šnekėjom, miegamojo zoną, atskirimas, turim svetainės zoną, daiktam pasidėti daug spintų. Čia lentynos, visų, čia lentynos, čia yra spinta, ne? Pas jos Mamos. Čia lentynos ir čia yra tokia skiriamoji lentynų sienelė, kuri suteiks privatumą. Taip. Pasirinkom placą, nes beveik pavyko išpildyti pilnai visą aukštį. Tai labai fainai, kad neliko jokių tarpų didelių iki lubų. Bus daug susidėjimo daiktam. Matau, čia kažką tai įrengė taip pat prisėsti. Taip, tai kaip ir aptariam, taipogi reikia darbo stalo ir to pačiu, kurį pritaikėm kaip ir makiažo erdvę. Tokia vieta mamai bus. Taip. Ir sofa lova su staliuku, kilimuku priešais televiziją, ne? Taip. Šauniai atrodo viskas. Ne taip šauniai, kaip turėtų atrodyti gyvai, labiau nekantrauju pamatyti, kas grįš. Ir dar, kai prasideda procesas, išdėlioja tai lovytės, atsiranda dar ir pagardukų visokių, ne, tokių paveiksliukų ir panašiai. Tai ką? Tinka. Einam darbuotis? Gerai, maunam. Svetainės miegamojo zona įrengta. Kviečiame Leonardą. Jėzus Marija, kaip gerai! Kaip gerai, Neringa! Neringa! Štai ir premjera! Sako, kaip jūs taip padarėt?
Neringa, sveika atvykusi. Ar čia tikrai mano kambarys? Tai yra atgimimas jūsų šeimoje, jūsų gyvenime, va štai taip atrodo be kažkokių kapitalinių remontų, kardinaliai pasikeitusi erdvė. Neturiu net žodžių. Taigi, kurgi sutalpinti jūsų daiktai, kaip funkcionaliai suskirsite erdvė ir kokioj spinteliai kas gali gyventi, pristatys mums Ema ir Dominika. Neringa, kadangi čia aukštos lubos ir sunku pasiekti viską, tai pirmoji spintos daly paslepiam palipuką, kad būtų lengviau viską pasiekti. Taip pat spintoje montuotas yra apšvietimas, kad būtų lengviau pamatyti ieškomus daiktus. Spinta turi labai daug skyrių, atskira sekcija, atskiros durelės, kurios ne visos turi rankenėlės. Tai yra fokusas, kai prieinat, paspaudžiat ir jos atsidaro. Taip, šitoj daly irgi padarėm aukštas spintas, tai pirmoji pusė galėsit laikyti savo vaikų drabužius, kurios taip pat čia turit susidėti, o kitą pusę spintos skiriam jūsų rankdarbiam, jūsų siūlom susidėti. Viskas sudėliota dėžutėse, galėsit įsirūšiuoti, kur kokie siūlai ir jums bus patogu naudotis prireikus. Ir visą tai integravome į televizoriaus zoną ir pratęsėm baldus tiesiog su televizoriaus spintelėmis. Kiek daug jūs rakandų turite? Čia mamai. Rugilė. Matai, netgi rugilės spintelė, lentynėlė yra. Turim darbo stalą ir tuo pačiu makiažo staliuką, tai dirbant iš namų galėsit kompiuterį pasidėti, bet taip pat ir dažytis. Tai šalia esančių spintelį šiaip sudėjom jūsų kosmetiką. Tai turėsit savo erdvę, grožio kampelį. Taip pat reguliuojasi šviesa, galite paryškinti, galite pritemdyti, išjungti pultelio pagalbą. Svarbiausia šito kambario vieta, manau, yra miegamoji lova, kurios jūs labai norėjot. Tai ją atskyrėm šiek tiek su mūsų baldu, atvira lentyna, kad turėtumėt privatumo, jeigu vaikai bus vis dar svetainėje. Ir tikimės, kad įsimiegosit dabar tikrai geriau. Po ją yra ir daiktadėžė, tai pakėlus lovą rasite ten vietos susidėti pataliniam, antklodėm ir visiems kitiem reikiamiem daiktam. Ir labai norėjom jūsų katinuko nepamiršti, jam įrengėm namelį apačioj po lentyną. Taip pat turės savo poilsio zoną. Tilpsit visi. Katinas pas mumis miega. Dabar turės savo lovą. Savo turės dabar. Jinai nemiega savo lovai, niekada. Bet žinok, šitą palapinę galima nunešti. Jeigu norėsit, kad jisai miegotų pas jūs, prašau, bet kaip gražiai tinka jam šis namukas čia lentynoje. Taip pat turim sofą lovą, tai vėlgi, jeigu pas jūs apsilankytų svečių ar pritrūks vietos, bet kada galite išsiskleisti sofą. Sofa beje taip pat turi daiktadėžę, tai dar daugiau daiktų pasidėjimui vietos. Dar vienas sofos privalumas, jog sofa yra atspari gyvūnų dėmėms, vaikų dėmėms, labai lengvai valosi. Tai labai gerai. Taip. Esant poreikiu jum atsinaujinti namus, ar užsinorėsit kažkada gal įsinešti spalvų, bus labai paprasta, tiesiog pasikeisit užuolaidas, pasikeisit patalinę, įsinešit daugiau spalvos, pagalvėlės ant sofos ir namai atrodys vėl kaip nauji. Supratau, bet spalvas tai idealiai atitaikėt. Jūsų erdvėje mes papildėm papildomai apšvietimu, labai daug jaukaus apšvietimo, kuris nėra funkcinis, kad suteiktų šviesos, nes jos netrūko jūsų namuose, bet trūko tų tokių apšvietimo sprendimų, kurie suteiktų jaukumo ir tiesiog būtų patogus vakare, kai nereikia daug šviesos, pavyzdžiui, žiūrint televizorių, įsijungsit tik prie televizoriaus apšvietimo ir tai suteiks ir to jaukumo kambarį, bei šiek tiek ir apšvies kambarį, kad maloniai ir patogiai galėtumėt tamsoj vaikščioti. Arba dieną, kai nėra saulės, taip. O jūs jie čia turit taip gražiai išdėstyti. Matot, ant sienos yra jūsų šeimos nuotraukos, tai aš tikiu, kad šitas pokytis jums galėjo sukelti tokias emocijas, kad nebesijaučiat kaip savo namuose, tai norėjusi, kad bent nuotrauka simbolizuotų, kad čia yra jūsų namai ir mes tik juos šiek tiek atnaujinam. Žodžio estafetę perdodam šeimininkai Neringai. Gyvenimas pasikeis kardinaliai, nes galėsiu pagaliau išsimiegoti patogiai ir tikiuosi dings nugaros skausmai.
Dar esu viršokė, bet labai patenkinta, labai džiaugiuosi prie visiškai naujos erdvės ir dar čia kažkur nesuvaikščio, kad tai čia yra mano namai. Oi, Neringa, taip gražiai suokėt. Namaigi kaip tvirtovė. Tvirtovė tai yra vietovė, kurioje turi būti ir saugu, ir ramu, ir gera gyventi. Ir vat, dar vienas nuostabus projektas, kuris parodo mums visiems, kad vienoje patalpoje gali tilpti vis gyvenimas ir gyvenimas turi būti kaip atostogos. Jūsgi daug laiko čia praleidžiat. Jūsgi čia ateinat kaip į reabilitacijos centrą, kur pailsėtumėt tam, kad duotumėt, ane? Tai vat. Ir beje, po savaitės, mėlieji, mes ir vėl kursime namus, kuriuose gera gyventi. Iki! Jei turite mažai erdvės ir daug daiktų, planuodami baldus išnaudokite visą sienų plotį ir aukštį. Atvirų baldų neapkraukite daiktais. Juos tvarkingai paslėpkite dėžutėse ar balduose su durelėmis ir stalčiais. Norint lengvo ir šviesaus interjero, rinkitės neutralias spalvas. O esant poreikiui atsinaujinti namus, užteks tik pakeisti dekoracijas ir tekstilę. Mažo ploto kambariuose rekomenduojama naudoti sofas ir lovas su daiktadėžėmis. Tai padės sutaupyti vietos ir neleis nei vienam brangiam centimetrui nueiti per nieką. Norint patalpoje atskirti dvi zonas, nebūtina statyti sieną. Privatumo gali suteikti ir atviros lentynos, kurios vizualiai nesumažina erdvės ir neužgožia saulės šviesos. Jei toje pačioje patalpoje yra keletas skirtingų zonų, kiekvienoje iš jų reikėtų pasirūpinti atitinkamu apšvietimu. Tai yra turėti ne tik funkcinį, bet ir atmosferinių šviestuvų. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams.